Sveiki, rašau Jums šitą podcastą, kuriame noriu pasidalinti savo mintimis apie smulkiuosius verslininkus, kurie bijo iš esmės pradėti normalų verslą ir dažniausiai slepiasi už visokių atsikalbinėjimų, neva tai mokesčiai kažkokie dideli, dar kažkokios problemos, slapstosi kokiose nors darbo biržose, tai yra užimtumo tarnybose ir panašiai. Galbūt irgi esate girdėję, galbūt jūs esate vienas iš tų verslininkų, kurie sako, nepradėsiu iš vis jokio verslo, nes yra labai dideli mokesčiai. Tai irgi teko man tokį turėti klientą, kurį konsultavau dėl apskaitos tvarkymo ir jisai išgirdo, kad kažkur čia valdantieji jau nori kažkokius mokesčius kelti. Ir kadangi jis labai bijo, nes jeigu pakels, tai jam tenai jau kažkas tai bus blogai, tai jisai iš vis tada nusprendė nutraukti ir nieko nedaryti. Bet esmė tokia, kad visi mokesčiai, kurie bus kažkada keliami, tai jų ten įsigaliojimas vis tiek užtrunka pusę metų. Reiškia, per tą pusę metų tikrai galima pasiruošti tiek verslininkams esantiems, tiek pradedantiesiems. Ir tai yra esminė verslininko savybė, tai būti lankščiam ir ruoštis visokiems netikėtumams. Nes tikrai versle būna visokiausių netikėtumų, ne tik su mokesčiais, bet ir su konkurentais, su dar kažkokiam sąlygom. Ir jeigu tu bijai mokesčių, net ne tai, kad juos jau, žinot, įvedė, pakėlė, kad jau jie tikrai bus, bet kai yra baimė iš vis kažką tai daryti, nes kažkas iš valdančiųjų ar iš opozicijos, nesvarbu, iš valdžios, jau netgi pakalbėjo, kad kažkokie tai nori keisti mokesčius ir tai jau žmogus stabdo, žodžiu, stagnuoja toksai verslininkas. Aš net nevadinčiau jo verslininku, nes tai nėra verslininkas, tai tiesiog yra paprastas žmogus, kuris galbūt kitoj formui pabandė savo užsidirbti darbo užmokesčius. Ir darbo užmokestį. Ir viso šita tokia baimė, tai tikrai yra ne apie mokesčius, ne apie kažkokius didinimus ir panašiai. Tai mano manimu, tai yra apie baimę būtent prisimti asmeninę atsakomybę. Kad man reikės susidurti su kažkokiais sunkumais, kad yra dalykų, kurie galbūt ir nuo manęs nepriklauso ir kaip aš gebėsiu prie jų prisitaikyti. Tai tie, kurie irgi yra žmonių, kurie net nesiryžta pradėti jokios veiklos, nes galvoja, kad tai kam čia kažką tai daryti, taigi mokesčiai uždūsins, nes vėlgi eina kažkokios tai mitai, kažkokie prisiklausimai apie didelius mokesčius. Taip, mokesčiai, ypač kas liečia darbo užmokesčio mokesčius, Lietuvoje yra dideli, bet mokesčiai verslui, kaip pelno mokestis ir ypač kai gali taikyti visokius lengvatinius, jie nėra dideli, tai sumuoja yra apie 20%. Yra dar, aišku, PVM mokestis, ten yra daug niuansų ir čia jau, kaip sakau, į individualią konsultaciją pas mokesčių konsultantą arba pas buhalterę galite eiti, bet neklausytis tenai kažkokių mitų, kitų verslininkų bedavojimusi, kad tu nepradėk, mokesčiai dideli. Nes kodėl jie taip šneka, jie tiesiog gal nori, kad būtų, žinot, mažiau konkurentų. Tai kitas toksai klaidingas mąstymas, kai žmogus mąsto, kad aš iš viso tada nieko nepradėsiu ir nedarysiu, nes mokesčiai yra dideli. Tai aš nenoriu mokėti mokesčių, dėl to aš nedarysiu verslo. Bet toks požiūris nėra teisingas. Dėl ko? Aš pati, kai pradėjau savo verslą, tikrai neturėjau buhalterijos verslą, čia prieš 15 metų, tikrai neturėjau ten tų pinigų ir nuo nulio buvo pradėta, bet aš niekada, pavyzdžiui, nemokėjau jokių atlyginimų vokeliuose. Aš iš karto nusprendžiau, kad taip yra tokie, mokesčiai yra kokie yra, nors tais laikais dar tikrai buvo populiarūs visokie priedai prie algos, žinot, po stalų vokeliuose paduodami. Bet aš savo tvirtai nusprendžiau, kad pas mane to nebus ir aš kažkaip tai stengsiuosi sąžiningų būdų užsidirbti pinigus ir konkuruoti. Ir žinokit, mano verslas šovė ant pirmais dar pusmečių dar į minusą buvau, bet antrais jau buvo tikrai didžiulis pelnas, nemokant jokių vokelių, bet aš tiesiog dirbau labai efektyviai. Aš žinau, kad yra mokesčiai, yra mano įsipareigojimai, atsakomybė prieš darbuotojus.
prieš klientus, reiškia, aš turiu sugalvoti būdus, kaip dirbti efektyviai tam, kad turėti pelno ir, kaip sakau, nedirbti mokesčiams, darbuotojams ir sodrai ir ten kažkokiems tai tiekėjams. Žodžiu, kad aš irgi norėjau turėti pelno ir aš jį gavau. Bet tiesiog iš karto turėjau požiūrį, kad mokesčiai yra kokie yra, aš maksimaliais būdais stengiuosi juos sumažinti, legaliais kokie tai įmanoma, aš darau viską švariai ir legaliai ir aišku naudojuosi visokiom lengvatom ir subsidijom, jeigu jos yra ir jeigu jos man priklauso. Tai vat jūs irgi turite suprasti, esami verslininkai, būsimieji verslininkai, kad verslas tikrai yra rizika ir tikras verslininkas yra tas žmogus, kuris nebijo prisimti atsakomybės, kuris žengia pirmin, kuris tikrai supranta ir įvertina, kad yra iššūkiai visokie ir prie jų prisitaiko. Būna tikrai krizės, covidai, kažkokios ekonominiai dalykai, verslo dalykai. Bet verslininkas visą laiką bus tas, kuris, tikras verslininkas, tai visą laiką prie jų prisitaiko ir dažniausiai net iš tų krizių optimizavęs, susiefektyvinęs viską dar daugiau išlošia. Tai būtent tas verslo ir verslininko lankstumas ir yra pats to geriausias įrodymas. Tai kai jūs jau pradedat verslą nuo mokesčiai dideli ir geriau iš vis nieko nedarysiu, tai jau parodo jūsų didžiulį nelankstumą ir nematymą, kad kažkaip galima kažką tai daryti. Prisiminiau dar tokią vieno kliento istoriją, buhalterinio kliento, jisai dirbo muzikos srityje ir jisai bijojo kurti savo verslą, įmonę. Ir tuo metu tarp visų tų muzikinių dalykų buvo labai populiaru, žodžiu, kadangi buvo verslo liudymai tokie iš serijos disk žokėjo veikla, dar yra tas verslo liudymas, per ten kažkaip organizuotis, išrašyti tuos patentus, tuos čekius, žodžiu, įvairiem verslininkam, visokiam tenai bendrovėm, kurios ten organizuodavo galbūt koncertus ir panašiai. Ir kadangi vis tiek tų išrašytų sąskaitų pagal verslo liudymą skaičius yra ribotas, tam pagal apyvartas buvo, tai reiškia tada kalbinu žmoną, kad jinai ant savęs paimtų verslo liudymą. Kalbinu tam pažįstamą draugą, nes iš tikrųjų jau žmogus turi mastą, jis jau gali didelėm sumom operuoti, bet jisai prirenka tokių žmonių, nuo kurių priklausomas, ten jie turi kažką deklaruoti, turi jam paduoti rankas, jisai neturi savo realių, normalių tų pajamų, kurias uždirbo legalių, jis negali parodyti, kad uždirbo, nes vis per kažkokius kitus asmenis yra sudėta. Bet taip irgi tai buvo dėl to, kad tarsi mokesčiai kažkokie mažesni ant verslo liudimo. Bet kitas dalykas, manau, kad jis tiesiog bijojo pasivadinti, kad viskas, aš jau esu verslininkas ir jau galite į mane kreiptis, rimtai kažkaip visą tą daryti. Tai jisai buvo įkalbėtas mūsų kolegų, kad vis dėlto gal tau laikas įsisteigti mažąją bendryją. Ne, gal tada UAB buvo, žodžiu, jis įsisteigė ir pradėjo sukti tas savo 100-tūkstantinės apyvartas ir, žodžiu, viskas tam labai smarkiai paėjo. Tai tokia baimė kažkokia pasirodė keista, neadekvati ir jisai net tapo toksai, net sakyčiau, labiau gerbiamas, nes tai yra žmogus, kuris turi savo verslą, kuris yra, ant kurio gali visas sąnaudas tenai nusirašyti, kuris yra švarus, legalus ir visiems viskas aišku. Tai, kaip sakau, nuo tokio šudeliavimo per visokius ten verslo liudymus, jisai pagaliau perėjo prie normalaus verslo. Taip pat šiame podcaste dar norėčiau pasidalinti tokią kitokią istoriją. Tai irgi pažįstu vieną asmenį, apie kurį mintise kaip čia jums pasakosiu, bet iš tikrųjų jų yra daugiau tokių ir jūs galbūt irgi kai kurie patys save atpažinsite. Tai žmogus norėjo pradėti savo nedidelį verslą, kaip norėjo, ruošėsi, ten mentorystės kažkokias tai ėjo, mokslus ir panašiai. Bet iš tikrųjų stovėjo to pačiu dar darbo biržai, tą gaudavo užimtumo subsidiją ir jinai tengi palaipsniui vis mažėja, bet jisai sako, aš tol neįsiu jau ten kažko daryti, būti, žodžiu, matomas, nes ta subsidija kapsi ten tie keli šimtai eurų. Ir aš jam sakau, tai, bet tu žinai, tu ten dėl tos subsidijos ten kažkokios mažos
tenai vat, nieko neveiki, bet per tą laiką, aišku, labai fainai, kad tu ten mokėsi, tobulėjai ir panašiai, bet tu vis dėlto galėtum irgi pradėti legalizuotis normaliai ir uždirbti galbūt jau tūkstančius, o ne ten tą 100, ten, tuos kelius šimtus eurus, kur ten gauni. Tai vat irgi kartais būna ta tokia godumo, godumas, pavadinkim tiesiai šviesiai, kad tai yra godumas, noras gauti tuos kelius šimtus eurų, stabdo mus nuo kažkokio tai verslo, nuo didesnių pajamų. Lygiai taip pat ir vat, kaip tie visokie lengvatiniai yra pelno mokesčio tarifai, tai arba net galbūt pasakytų PVM tarifai, kai verslininkai bijo peržengti PVM ribą, nes, pakils jiem ten tada, tikrai pakils mokesčiai ir jeigu jie dirba su fiziniais asmenim, tarsi jų prekės ar paslauga taps brangesnė. Ir jie labai bijo to tarifo, tos apyvartos ir to tarifo. Bet jie galbūt neįvertina, kad iš tikrųjų jie gali uždirbti žymiai daugiau, taip mokės didesnius mokesčius, bet jie save stabdo aplamai ant kažkokios plėtros, nes tiesiog bijo kažkokio to skaičiaus. Tai žinokit, aš visą laiką linkiu ir esu pati už tuos dalykus, kad davai uždirbkim daug, sumokėkim daug mokesčių, bet atitinkamai vis tiek uždirbkim dar daugiau. Tai kai kažkokie mokesčiai keliami ar kažkokios tai problemos atsitinka versle, mane asmeniškai tai motyvuoja dar daugiau uždirbti. Bet kitus žmonės kaip tik motyvuoja uždirbti mažiau. Bet už tai nereikia skųstis, kad kodėl pajamos mažas arba kodėl kažkas nesiseka. Tai iš tikrųjų viskas yra tik tais mūsų galvose. Tai ir tas asmuo, kuris buvo toj darbo biržoje, gavo tą užimtumo subsidiją, tai irgi atrodo padaro kažkokį žingsnį į priekį ir po to ten žingsnį vieną ar du atgal. Nes dar vis gaunagi tą nedidelį pinigėlį ir nori tų pinigų, kurie, kaip ir nemokamai einagi, nieko už jos daryti nereikia, atsiskaityti nereikia, bet tuo pačiu viduje jisai nori didelių pinigų, nes už mažus tengi įdėti kažkokį savo darbą ir gauti mažus. Pradžiagi žinom, kad nieks nevyksta, verslas su didelių pinigų neprasideda. Tai tada galvoju, tai kam iš vis kažką daryti, jeigu iškart nebus didelių pinigų. Tada prasideda visokie, dar vaikščiojimai, visokias jogas, meditacijas, būrėjas ir tikėjimas toksai, kad kažkaip tie pinigai ateis savaime, per daug nieko nedarant ir taip. Tai iš tikrųjų pasakysiu jums taip, nebūna tokių dalykų. Pinigai ateina tik per darbą. Ar tas darbas sunkus, ar tas darbas lengvas, priklauso visiškai nuo kitų dalykų, nuo verslo dalykų, nuo jūsų verslo, nuo jūsų psichologinių kažkokio tai būsenos ir žinių, bet vis tiek pastangas dėti reikia, mąstyti reikia, bendrauti reikia, tai yra darbas. Jeigu tu nori gauti pinigus nedirbant, tai gali tik tokius nedidelius, žodžiu, per visokias galbūt užimtumo subsidijas. Ir tai ten yra savos ribos ir savos taisyklės. Tai kas iš viso to, kai žmogus stovi vietoje, gauna ten tas minimalias pajamas, stovi, žodžiu, laukia kažkokio stebuklo, o tuo metu jis iš tikrųjų gali tikrai savo sukurti, savo kažką tai per tą laiką mokytis, augti ir nestovėti vietoj. Nes jeigu tu nieko nedarai, jeigu tu neaugi, tai reiškia, tu stagnuoji, nėra kito kelio. Ir turiu aš tada pabaigai tokį patarimą visiems, tai jeigu kažkokią turite idėją, tai tikrai drąsiai priimkite tos iššūkius, pasiruoškite namų darbus, sužinokit viską apie mokesčius, apie veiklos reguliavimą ir tiesiog imkite ir pradėkite. Nebūkite tie, kurie šudeliauja, kurie baiminas, būkite tie, kurie kūrė, kurie daro, kurie veikia. Ir turiu aš irgi tokį dar atskirą kaip patarimą, kuris man pačiai visą laiką padeda su dabartiniais verslais ir padeda kurti naujus verslus, čia tokie psichologiniai niuansai. Tai aš visas tas nesėkmes ir galimas nesėkmes, kurias irgi aš ne tik svarstau, kad aš čia milijoną kažkokį turėsiu, bet aš apsvarstau, o kas gali nepavykti, kad numatyčiau žingsnius į priekį ir galėčiau tam kažkaip pasiruošti, koks ten, kaip sakau, planas B, koks išėjimo planas X. Tai tiesiog žiūrėti visą tai kaip žaidimą. Tai kartais tu laimi, kartais pralaimi,
Bet kuo tu daugiau treniruojasi, reiškia, kaip šachmatuose, tuo tavo sekantis ėjimas gali būti geresnis. Viskas priklauso nuo treniruočių. Verslas tai yra treniruoti. Nėra tokio, kad pradėjau verslą ir aš jau sėkmingas iškart. Ne, iki tos sėkmės irgi reikia prieiti, ugdantis įvairias verslininko savybės. Ir supraskit tokį pagrindinį dalyką, čia ne tik verslininkams, čia aplamai visiems, klaidų nereikia bijoti, nes klaidos mus augina. Mes bijom, nes galvom, kad klaidos, tai čia kažkas pavadins mane lūzeriu, nepavyko, nepasisekė, išjuoks. Bet iš tikrųjų padarę klaidas mes iš jų pasimokome ir tampame gerokai stipresni. O lūzeriais galima jaustis tik tai gyvenimo pabaigoje, kai pamatai ir pripažįsti savo, kad va taip kažko per visą gyvenimą ir neišdrįsau pabandyti, padaryti. Tai pagalvokit apie tai, kad jeigu dabar pasibaigtų jūsų gyvenimas, kaip jūs jaustumėtės, ar lūzeriais, kad kažko dar nepadarėt, ar laimėtojais, kad maksimaliai padarėt viską, ką norėjote ir galėjote. Tai čia su jumis buvo Visita Ivaškevičiūtė ir sėkmės jums versle.